Trumpo muitų karas šį kartą grįžtelėjo ir mums smulkiems kūrėjams tiesiogiai. Sveiki, mano vardas Aistė. Jeigu klausotės arba mano paskyroje YouTube esate pirmą kartą, žvilgtelėkite į etsikonsultacijos.lt. Sužinosite daugiau apie tai, kas aš esu ir kodėl aš čia su jumis kalbu. Taigi, apie ką mes šiandien pašnekėsime? Jau turbūt ne pirmą kartą, ne pirmą mėnesį girdite apie Trumpo muitų arba, kaip kiti sako, tarifų karą. Taigi, kas nutiko šį kartą ir kodėl tai yra svarbu mums? Liepos 30 dieną Trumpas pasirašė naują įsaką, kuriame yra panaikinamas de minimis visoms prekiams, tai yra prekiams importuojamams iš visų pasaulio šalių. Prieš kurį laiką, prieš keletą mėnesių, tas pavasarį berods, ar tai vasario pabaigoje, tas de minimis buvo panaikintas tik tais prekiams iš Kinijos ir Honkongo. Ir buvo planuotas de minimis panaikinimas 27 metais likusiam šalim, tačiau tai buvo padaryta gerokai anksčiau. Pradžioje pakalbėkime apie tai, kas yra tas de minimis. De minimis yra taisyklė, kuri leidžia įsivežti į šalį arba įsivežti prekes arba jas atsisiųsti. Konkrečiu JAV atveju tai buvo prekės, išskyrus tam tikras kategorijas, kurios buvo ribojamos, iki $800. Tokias prekes deklaravęs galėjai įsivežti be papildomų muitų mokesčių. Kaip jau ir minėjau, vasario mėnesį tas de minimis buvo panaikintas Kinijai ir Honkongui. Ir nuo šių metų rugpjūčio 29 dienos jis bus panaikintas visom likusiom pasaulio šalim. Ką tai reiškia mum ir kokios dabar taisyklės galios? Čia jau tokių skaičiau ir mačiau panikos apimtų balsų, kad dabar mokesčiai bus, nesvarbu kokia prekės kaina, bus ten minimum $80, dolerių ar kažko, ar 160 ar kažkiek, tai nereikia panikuoti. Reiktų, aišku, kas nėra galbūt lengva, atsidaryti tą pasirašytą įsakymą ir jį pasiskaityti. Jisai neatsako visų klausimų, ten lieka šiokių tokių klaustukų, bet yra labai konkretūs du dalykai nurodyti, kad apmokestinimas bus vykdomas pagal du tipus taisyklių. Tai viena taisyklė, ta vadinama ad valorem, tai yra pagal daikto vertę. Kaip ir bet kokioj normalioj šalyje, taip pat ir ES, jeigu mes siunčiamės prekes iš trečiųjų pasaulio šalių, tai yra šalių, kurios nėra ES ekonominiai zonai, mes mokam muitą, kuris yra skaičiuojamas pagal siunčiamo ar vežamo daikto kainą. Priklausomai nuo to, kaip jis yra vežamas arba siunčiamas, kartais į tą kainą yra įskaičiuojamas ir transportavimo mokestis, kartais ne. Bet čia jau detalės. Tai pirma taisyklė, kuri yra įvardyjama šitame pasirašytame Trumpo įsake, tai yra, kad muitai bus skaičiuojami ad valorem, tai reiškia bus imama daikto kaina ir priklausomai nuo to, kokie yra patvirtinti muitai konkrečiai šaliai, iš kurios tas gaminys yra siunčiamas, taip ir bus skaičiuojami. Dabar, jeigu aš neklystu, ES yra 15% berods muitai nustatyti siunčiant į JAV. Negarantuoju, dėl to, kad šitą užmiršau pasiskaityti be analizuodama Trumpo įsaką. Tai realiai prisidėtų tiesiog plus 15% prie gaminio kainos, kas taip nemalonu, dėl to, kad iki šiol nereikėjo mokėti nieko, dabar būtų plus 15%.
15% siunčiant iš ES. Antras punktas šio įsako, kuris yra taikomas siuntoms siunčiamoms tarptautiniu paštu, kadangi mums tai yra būtent aktualiausia, kalba apie fiksuotą mokestį. Tai iš čia ir kilo visi šitie panikuojantis pranešimai, kalbantis apie 80, 100 ar kažkiek tai dolerių. Ir antra dalis sako, kad prekės būtų apmokestinamos priklausomai nuo, kaip čia pasakius, fiksuotų mokesčių, priklausomai nuo to, koks muitas yra taikomas tai šaliai, iš kurios prekė yra siunčiama. Tai, kaip ir minėjau, jeigu ES turi 15% muitus, tai iki 16% tas fiksuotas mokestis yra $80, nuo 16 iki 30 yra $160 ir ten paskui 200 ir dar ten kažkur 3 berods ar 4 pakopos to fiksuoto mokesčio apmuitinimo. Kodėl šitas dalykas įtrauktas? Tai pasirinkti tarp šitų dviejų būdų turės pati įstaiga, įmonė ar transporto kompanija, kuri veža tas siuntas. Tai reiškia, šiuo atveju mūsų galutinis vežėjas daugumoje atveju yra USPS, ar ne? Tai jie gali keisti apmokestinimo tipą, bet keisti privalo visom siuntom ir tai galima padaryti berods nedažniau negu kas 10 dienų, neatsimenu iš to tikslaus termino, ir rinktis ar apmokestins advaloriam, ar apmokestins tuo fixed rate mokesčiu. Kadangi tai yra paliekama diskrecijai transportuojančios įstaigos, aš labai stipriai abejoju, ar USPS ir kitos transporto kompanijos, kurios užsiima sąlyginai smulkių siuntų siuntimu, rinksis fixed price. Dėl to, kad tai yra absoliučiai nelogiška, jie tiesiog padarytų taip, kad žmonės nebesiųstų per juos. Tai aš negaliu garantuoti, bet duočiau 80%, kad jie tikrai rinksis advaloriam apmokestinimą. Kodėl duotas pasirinkimas? Mano spėjimas yra, aš neklausiau analizių teisininkų ar ekonomistų, bet tiesiog perskaičius tą įsakymą, pasižiūrėjus įstatymus muitinės, aš spėju, kad tai ir tas antras variantas galios tik tais pusę metų, 6 mėnesius. Aš spėju, kad tai yra palengvinimas transporto kompanijom, kurios siunčia daugiau mažiau kažkokios tai fiksuoto dydžio siuntas, ne pigesnės, smulkės, o kažkokias didesnės, kad jom nereiktų knistis ir skaičiuoti kiekvieną kartą to mokesčio. Jos tiesiog paima tą fiksą, tai yra, jeigu kalbam apie ES, tai būtų $80 ir jeigu visos siuntos yra ten, tarkim, kokios ten 1000 vertės ar 500 ar kažką, tai gaunasi, panašiai paskaičiavimas kaip advaloriam skaičiuotum ir tai sumažina tiesiog darbo muitininkams importo metu. Tai mano patarimas būtų palaukti, nepult panikuoti, nepult uždarinėti parduotuvių ir nustot pardavinėti. Pirmas dalykas, dėl ko aš rekomenduoju tai padaryti, tai Trumpo, kaip mes jau patys nekartą matėm, tokie garsus visokie pareiškimai dažnai būna atšaukiami arba sumažinami arba nukeliami, ar ne? Vien dėl to, kad tai yra Trumpas, jisai mėgsta daryti garsius pareiškimus. Šitas įsakymas buvo išleistas tam, kad apsaugotų Ameriką nuo fentanilio įvežimo nelegaliais būdais, ar ne? Kas yra šioje vietoje, tai tiesiog gaunasi, kad su patranka yra šaudoma musė. Negražu sakyti musė, nes iš tikrųjų fentanilio problema yra didelė, bet pašto siuntų apmokestinimas nesumažins fentanilio problemos. Tikrai ne taip reiktų spręsti, bet ne man patarinėti Trumpui.
Ir kita priežastis, dėl ko aš rekomenduočiau luktert ir nepradėti panikuoti, šiaip apskritai panikavimas nėra labai produktyvus užsiėmimas, tai mes dar nežinom, kokios tvarkos bus taikomos mūsų standartiniams siuntom. Tai yra, dauguma jų keliauja vis tiek per USPS arba FedEx ar panašiai. Ne? Reiktų žiūrėti, ką tos pačios transporto kompanijos deklaruos. tą jos turėtų padaryti per artimiausias kelias savaitės, dėl to, kad jiems reikia susitvarkyti savo vidinius procesus, nors tame įsakyme Trumpas ir rašė, kad jisai tikrai nebūtų priėmęs tokio įsakymo, jeigu jam nebūtų pranešta, kad visos įstaigos yra pasirengusios vykdyti jį. Na, mes žinom, kad politikai dažnai dėja šneka ne visada netiesą, meluoja tiesiogiai. Tai aš rekomenduočiau artimiausias kelias savaitės atidžiai sekti, ką pasakys tiek USPS-as, tiek mūsų, tikiuosi, kažkokie tai atstovai, nes dabar yra visiška tyla. Aš laukiau, kad kažkas tai pasisakys, dėl to nedariau šito video, nors šitą naujieną pamačiau vėlai vakare, iš karto tiesą sakant, kai ją papostino Baltieji rūmai, bet laukiau, kad bus kažkokia tai rimtesnė reakcija iš oficialių institucijų Europos Sąjungos arba netgi iš paties ETSI, dėl to, kad ETSI tai yra gana rimtas smūgis, dėl to, kad tai gali reikšti, kad ryškiai sumažės prekyba JAV išorėje, ar ne? Mes tai dar mes, bet tarkim visa Kanada ir Meksika, tai jiems tai yra rimtas smūgis dėl to, kad jų praktiškai 100% rinkos yra Amerika. Mes dar turime savo pusėje Europos šiek tiek rinkos. Tai įdomu bus pasižiūrėti, ką kitą savaitę mes pamatysime oficialiuose pranešimuose. Ir tikiuosi, kad jūs tiesiog ramiai šitą sureaguosite, pagalvosite, kaip tai galima apipavidalinti ar ne marketingo pusėje, galbūt kažkokie tai rimtesni žingsniai tada bus į Europai skirtą marketingą. Na ir tikrai nematau priežasties panikuoti ir viską mest, viską uždaryti ir tiesiog apsiramint, susidėliot prioritetus ir dirbti toliau, tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Ačiū ir geros dienos visiems.